Ar mokytojas gali būti draugas? Kada mokytojas tampa draugu ir ar apskritai juo tampa? Tai labiau priklauso nuo mokinio. Ar mokinys gali suprasti, kad jo mokytojas tai jo draugas? Tai nėra paprasta. Išeina, mokytojas iš savo pusės yra pasirengęs būti draugu? Na taip. Taip, tai mokinio pastangos? Ir tada antroji klausimo dalis. Kas jums buvo jūsų mokytojas? Šiandien žinoma galiu pasakyti, kad jis man buvo pats artimiausias žmogus, draugas, mokytojas. Nesvarbu, kaip pasakysi. Bet iš jo pusės tai taip. Kokią gyvenimo išmintį laikote pačia svarbiausia, pagal kurią reikia gyventi? Apskritai, gyvenimo išmintis. Mano įsitikinimu glūdi ten, kur žmogus trokšta kūrėjo atskleidimo ir sutinka priimti jį taip, kaip jis jam atsiskleis.